dėmesio, karščiausios žinios iš įvykių centro. Čia liejasi emocijos laisvai, čia jausmai trykšta fontanais, čia renkama Misis Lietuva 2010. Merginos, ar jūs gyvos dar? Aš manau, kad jūs gyvos. Ar širdelės dreba, ar kojytės dar laiko jūs nuo įtampos? Sakykit, prašau, kokie įspūdžiai iš rinkimų? Puikus. Ar niekas jūsų negazina? Kaip jūs komisijos nariai, kuris labiausiai tardė? Benas Gudelis. Jisai baisuolis. Taip. Sakykite, prašau, merginos, kas galvojate iš jūsų labiausiai patiko komisijai? Drabužiai mūsų. Gudrus atsakymas. Ką čia galima dar paklausti? Pasakykite atvirai, kur sunkiau? Ar tos 3 mėnesius su manim, kai aš jūs kankinau įvairiausiamis užduotimis, ar čia finale? Čia. Tai aš jau toks buvau geras? Prie ko čia tu, Egidė? Dieve mano. Kur buvo sunkiau, finale ar čia? Mano realybės šou. Realybės šou buvo sunkiau? Realybės šou ir pušis. Pušis pats sunkiausias dalykas pasirodo Lietuvoje. Mielosios, ar galbūt kuri nors iš jūsų sapnavo kokį nors pranašišką sapną? Žinot, kaip būna moteris prieš įvykius visą laiką nors sapnuoja baisaus. Vilma, štai jinai sakė, sapnavo kažką baisaus. Nieko baisaus sapnavau, kas laimėjo karūną. Kas tai galėjo būti? Nemačiau veido. O Dieve mano, ir nieko nepaaiškėjo vėl. Tai vis dėlto, kuri iš jūsų išjaus ant balto žirgo, sakykite, kaip jūs manote, ką? Dabar visus vieną, rokite vieną į kitą pirštą. Rokite vieną į pirštą. Arba į mane. Aš laimėsiu šitą konkursą. Taigi, mielosios, ar jūs pasiruošusios ryžtingai kovoti dėl titulo? Ar jūs pasiruošusios iki paskutinės prakaito lašo stovėti štai įsitempusios kaip dabar, tokios sustingusios ir taip gražiai šypsotis? Sakyk, prašau, kas jums didžiausią įspūdį paliko šiame finale? Pats finalas iš tikrųjų paliko didžiausią įspūdį. O kada geriausiai atrodote, kaip jūs manote? Aš maniau, kad jūs geriausiai atrodėte Gracijos konkurse. Sakyk, tu labai gražiai šiandien atrodai. Ir tau balta spalva tinka lygiai taip pat kaip ir mėlyna. Kokius batelius šį kartą sudėjai? Priderinau prie suknelės. Šaunuolė. Jūsų juoda suknelė su šitais šituo deimantų vėriniu ant jūsų odos labai jums tenka prie veido. Sakykite, prašau, kas jums išrinko šią nuostabią suknelę? Visi bendrai. Visi bendrai, o joks stilistas per to rankos neprikšo? Žinoma, kad Rimdžius. Kaipgi be jo. Sakyk, dabar sakyk, ačiū Rimdžiau. Ačiū Rimdžiau. Mielosios mano, ar dar turite ką pasakyti gero žiūrovams, kurie labai žiūri ir pergyvena dėl jūsų? Sakykite. O ką jūs galite pasakyti savo myliems vyrams, kurie jūsų laukia namuose jau 3 mėnesiai? Jau tuoj pabaiga. O ką jūs galite pasakyti savo vaikučiams, kurie sako, mamyte, greičiau, atvažiuok namo, aš valgyt noriu? Mano vaikelis taip nesako. Jinai didelė jau. Tavo vaikutis didelė. Gerai. Žaneta, sakyk, prašau, tavo sūnus yra čia ar ne? Abu sūnus yra, taip. Čia, žiūri dabar, kaip tu išstoji. Taip. Jokūbai ir Justinai, aš grįžtu. Padarykit pamokas ir išsiurbkit kambarius. Tikra mama, tikra namuose karalienė. Tokia ir turi būti Misis Lietuva 2010. Mėlėjai, štai čia, mes čia esame, mes laukiame nekantraudami to finalinio pasirodymą, kada sužinosime, kuri iš šių nuostabių merginų taps Misis Lietuva 2010. Bet kuri iš jų gali. Todėl, merginos, būkite pasiruošusios ir sėkmės jums. Aš su jumis, aš jūs už jūs meldžiuosi, aš laikau kumščius. Iki! Ponios ir ponai, atėjo talentinga akimirka, kai netrukus sužinosime, kuri iš 12 gražuolių tapo Misis Lietuva 2010. Kad suskaičiuotume rezultatus, mums reikia sustabdyti balsavimą. Todėl visokių rūšių balsavimą telefonu, SMS žinutėmis, pašto karveliais baigiame čia ir dabar. Taigi mes jau galime sakyti, jog žinome, kas yra Misis publika, bet apie viską iš pradžių. Aš įtariu, kad merginos tikrai labai jaudinasi, tiesiog dreba, bet Egidijau, jeigu papasakočiau šiek tiek apie prizus, manau, kad ta įtampa šiek tiek nuslūgtų, ar ne? Manau taip pat. Taigi, visoms moterims nuo floristės Kornelijos Streikšaitės gėlės bus įteiktos joms visoms. Taigi, gėlės yra svarbiausia, žinoma, bet dabar toliau žiūrėkime. Visoms Misis Lietuva dalyviams vertingos dovanos, kurias įsteigė kosmetikos ir parfumerijos tinklas Kristiana. Kompanija Misakė kiekvienai dovanoja Auskarus. Puoškitės, mielosios. Kad ir žinių netrūktų, Lietuvos rytas visoms įsteigė metų prenumeratą ir enciklopedijos bus padovanotos, kurios vadinasi Šalis ta Lietuva. Metas paskelbti ir 7 nominacijas, kurias laimėjusiems moterims,
kompanija Zepter International įsteigė vertingus ir kvepiančius prizus. 7 kavos aparatus. Taigi, prizai tikrai laukia labai smagus ir labai nuostabus ir, žinoma, neslėpkime, prabangus. Na, o dabar, man atrodo, atėjo metas atplėšti pirmąjį voką. Visai netrukus mes sužinosime, kamgi atiteko titulas Mrs. Photo 2010. Taigi, laukiu pirmojo pranešimo, matau, komisija jau susėdusi į savo vietas. Taigi, mes jeigu atplėšime vokus ir paaiškės, kad sužinosime, kur laimėjo ko, o dalyvių taigi čia nėra. Kviečiame į sceną dalyvės visi plojėmis karštais. Mesgi pamiršom pagrindinį dalyką, dėl ko mes čia susirinkėme. Taigi, mielosios, kviečiame jūs į sceną. Jos nuostabios, jos tikrai vertos jūsų karščiausių plojimų. Kągi, didžioji akimirka atėjo. Gerbėmieji, kaip ir žadėjome, pradėsime nuo pirmosios nominacijos, kuri vadinasi Mrs. Photo. Taigi, Egidijus jau žino, man atrodo, ar ne? Tu jau sužinosiu, man balsas iš aukštybių sako, kad Mrs. Photo nominacija laimėjo... Dėmesio, dėmesio. Štai ir garsusis vokas. Egidijus nors žino, bet leiskite man pasižiūrėti. Numeris 05 Kristina Mickevičiūtė! Sveikinam Kristiną!